Labas rytas. Esam jau traukinyje. Užsukome į Starbucksą. Pasiėmiau pirmą kartą ragauju mačą su graškiam gėrimą. Labai žinokite skanu. Taipogi pasiėmėme po krosaną. Kumpis ir sūrį žiauriai noriu valgyti, nes net galva jau svaigsta. Dabar yra po 8. Tai pirmas traukinys keliauja į Lycą. Po Lyco keliaujame jau į Mančesterio oro uostą. Tai sveiki visi atvykę į Paryžiaus vlogą. Esam oro uostą, turim iki vartų uždarimo 15 minučių. Tai žodžiu, užsisakėm po sidriuką. Daug laiko neturim, tai turim greitai išgerti ir užsisakėm bulvyčių fri. Tai tikiuosi, kad greitai ateis, nes mums šiaip reikia keliauti į savo vartus. Yeah? Wait, 1, 2, 3, go. You didn't tell me when. Darom bumerangą. 1, 2, 3, go. It's so weird. Why is it doing that? Clean your camera. Ir dar žinokite, užsukau į duty free. Nusipirkau kvepalus, gavau dovanų tokią kaip ir kosmetinę ir pasiėmiau butelį vandens, kad lėktuve turėtume ką atsigerti. Ir dabar mėgaujamės sidriukų, pavalgysim savo bulvytės ir lėksime į lėktuvą. Valandas pusę skrisim. Tai neturėtų prailgti skrydis, bet žiauriai laukiu Paryžiaus jau. Labai greitai praėjome patikrą, nes labai mažai žmonių žinokite. Tai nuskilo mum. 1 valanda, beveik, 20. Greitai būsime Paryžiuje. Po ilgos kelionės pagaliau esam savo mažam butuke Paryžiuje. Labai arti 10 minučių iki bokšto, žodžiu 10 minučių iki visų pastatų aplinkui. Tai labai faina. Parodysiu dabar mūsų namuko, ne namuko šinais, o tiesiog butukas. Radau per booking.com. Tai sakyčiau gan pigiai, gal ir ne, su Paryžiaus kainom tai nėra ten žiauriai pigiai, bet vis tiek, man atrodo, apie 200 su viršum kainavo nuo trečiadienio iki penktadienio, tai visai neblogai, sakyčiau, tai parodysiu dabar, kaip atrodo viskas. Įveinam pro duris, turim virtuvėlę mažą, kur atsisėsti. Čia yra tualetas, pats, ta prasme, mažiausias, kokį gyvenime esu mačiusi, bet fainai va, yra ir kavos arbatinukas. Žodžiu, visko yra. Kas čia? Va, ir skalbimo mašina yra. Va, ir puodelių, ir stiklinių, visko, ir arbatos va kažkokios yra. Žodžiu, visko, ko mums reikia. Yra ir šaldytuvas, nežinau, mikrobangė ar kas tenais. Stalas va toksai va, čia. Ir va, dvigulė mūsų lova. Nu ką, mums čia labai gerai. Ir kas čia? Čia spinta. Kas čia? Ai, čia boileris yra. Ir va, mūsų dušo kambarėlis. O kur yra šviesa čia? Va. O, kaip fainiai, pažiūrėkite, kaip gražiai, ką? Aišku, labai keista, kad iš karto su lova, nes dušas matosi kaip maudytas. Bet labai fainas dušas. Gražus. Turim neblogą veidrodį, čia galim dažytis. Apšvietimas va koksai. Nu, čia labai mums cool bus. Viskas, einam maudytis, ruoštis ir keliausim pasivaikščioti po Paryžių. Na ką, pirmai nakčiai pasiruošta, apsirengiam greitai, pasidarėm makiažą, draugė dar greitai nusimaudė, aš tai žodžiu irgi, bet galvos neplovau, palikau taip, pamiršau kojų skustuką, tai žodžiu, kojos bus neskustos 3 dienas, bet ne, mes sakėm, užsuksime į parduotuvę, tai nusipirksim kažką. Tai dabar einam parodysiu, ką aš apsirengiau, nežinau, gal iš čia kažkur padėsiu. Jau padariau ir tiktoką, žinokite jums. Eisime valgyti, nes labai... Kur čia jūs padėti? Nežinau, ar matysis ar ne. Žodžiu, turiu užsidėjusi tokią suknelę, kaip matot, blizgančią violetinę. Labai gražiai atrodo. Kabliukai. Na va, ir gerai tas visas įvaizdis mano gavosi, apie kurį aš galvojau, kad bus per šalta ir bus blogai, bet atrodo visai cool. Tašiukas, kabliukai, suknelė, ilgas paltas ir viskas. Mes esam ready ir galime keliauti, pasivaikščioti po Paryžių
ir nekantrauju, žinokite, eiti pavalgyti, žiauriai noriu valgyti. Tai einam ieškoti restorano, nes nežinau, kur mes keliaujame. Žodžiu, išeisime į pagrindinę gatvę, surasime kažkur, kur pavalgyti ir eisime. Bet šiaip aš užmačiau vieną neblogą vietą, turėtų būti prie bokšto, tai tikiuosi, kad rasime ją ir nueisime ten pavalgyti ir bus vietos, nes žinau, kad Paryžiuje labai visur būna užimta ir yra daug žmonių dėl turistų. Bet viskas lekiam valgyti, nes pilvai tiesiog jau gurkinam. Atvarėm pavalgyti iš šito restoranėlio. Iš karto pasižiūrėkite, nes pažiūrėkite, koks vaizdas, kokiu vaizdu valgome. Matosi bokštas, žiauriai gražu. Ta prasme, ir kainos, žinokite, yra prieinamos, tikrai nėra žiauriai brangu. Čia mačiau tokį kaip ir jautienos su bulvėm, va toks patiekalas, čia, kad parodysiu va, kažkas tokio. Tai galvoju kažką tokio užsakyti ir kokteilį. Kokteilių kainos, aišku, truputėlį brangesnės, po 12 eurų. Bet manau, kad neblogai. Ta prasme, mes matėm kainos, kur nueini į restoraną ir turi pavalgyti tam už 100 eurų grinai. Nu, čia dar visai nieko, va, blineliai. Visko yra, omletai. Tai jo, pasižymėkit šitą vietą. Bent jau vaizdas tikrai geras. Tai aišku, šitas stiklas dar uždėtas, nu, langai, nes vakaras, bet man atrodo dieną tai jos nuėma, o vaizdas tai jau nerealiai matosi pro langą. Labai gražu. Užsisakėm gėrimus. Aš užsisakiau pino koladą. Žiūrėkite, kaip fainiai atrodo. Ragaujam. Oh my god. That is so strong. Žiūri, stipri pino koladas. I swear I look like the old Eiffel Tower. I'm more sparkly than it. I have like sparkles on the... Pažiūrėkit, parodysiu. Aš galvojau, kad tik tai įsijungia tada po 12 galvojau, tie blizgučiai įsijungia, bet va matus, jie įjungti yra. Tai vadinas, kažkas tai man melavo. Nuo šito tai prisikersiu greičiau valgyti. Nežiūri stipru. Bet bonjour. Labai faina vieta. Rami tokia. Sakyt, reikia valgyti, dar neužsisakymą. Atėjo mūsų jautienos troškinys. Atrodo, žinokite, labai skaniai bulvės yra, viską. Ir davė mums tokio batonėlio da. How is it? Is it nice? I'm gonna put your... Nice? Paragausiu su sultiniu. That is good. Labai skanu. No, I actually want more. Salt, I think. Labai skanu atrodo. So good. Did you put salt? Yeah? With the potatoes. I'm gonna put everywhere. Truputėlį pipirų. After I'm not gonna eat. Schon mit Spaß. Ja. Labas rytas, esam žvalios, išsimiegojusios. Draugė jau juokėsi iš manęs, kad aš filmuoju nuo ryto. Dabar yra pas mus 9, mes susiruošiam ir einam Paryžiaus gatvėmis. Važiuosim iš tikro, einam, dabar nusistatėm, su traukiniu varysime iki Louvre, ar kaip ten, Louvre, how do you say it? Louvre, I don't know. Louvre, kažkokį muziejų. Nu, jisai yra labai populiarus, kur yra tas stiklinis pastatas. Tai nežinau, nu,
Žodžiu, eisim tenais, pažiūrėkit, čia jau visi pasiruošę, visokiausios daržovės, vaisiai. Eisim, pasimsim traukinį ir varysim ten. Rašo, kad bent jau su mašina, tai kad 15 minučių, bet mes su traukiniu, nežinau kiek laiko užtruks, apie 21 minutę rašo. Tai va, pirmas traukinys M8 ir tada persėdim į M1. Tai lengva, žinokite, yra su navigacija čia keliauti. Nėra sunku, man atrodo, visai dienai bilietėlis kainuoja 11,80 €, tai visai nebrangiai. Esam žiauriai alkanos, tai keliaujam. Šiandien nusimato labai ilgą dieną, nes mes tiesiog vaikščiosim aplink Paryžių. Visur, kur tik galėsime, nukeliausime, apsižiūrėsime viską, pavalgysim svarbiausia, pasistiprinsim, nes dabar tai labai norim valgyti pilvai gurgeno vakar, nes vakar tai mes nuvarėme tų šotukų pagerti, nieko jau nebefilmavau tuo metu. Tai išgeriam tekilos po kokteilį, bet ant tos kokteilius atėjo, čia visur šlapia. Ėjom į tokį restoranėlį, žodžiu, atėjo padavėjas ir sako, ar norit kokteilį didelį ar mažą. Ir mes nesuprantam, nu, koks tas didelis ir koks tas mažas. Tai mes sakom, nu, pasimsim didelį, gerai, pasiėmėm didelį, įsivaizduokite, tas didelis, tai ten vos ne 1 litrinė, ten tas didelis kokteilis, grinai 1 litro buvo kokteilis. Šiotas irgi atėjo ten 0,5 litro vos ne, nu, ten tokie dideli grinai. Yeah, it's here. Would that be the right way? No. I think we need to find the other way. Wait, let's have a look on here. 4 minutes walk. Tai už tą kokteilį, žinokite, mes susimokėjome 26 €. Tai vienas kokteilis kainavo 26 €, tai už 2 kokteilius sumokėjome virš 50 €, ta prasme. Kosmosas. Tai jeigu kažkada jūsų klausė ar didelį ar mažą, tai žinokit, kad pasimkit mažą. I have no idea. Gerai, viskas, keliaujam, nes draugė nesupranta, aš irgi nesuprantu, kur čia eiti. Ieškosim traukinių stoties. Kaip gražiai saulytė kyla. Nu, labai gražus yra Paryžius man, tai šakia, žinokite. Va, radome metro. Čia iš viso kelios minutės nuo mūsų to kambariuko, labai arti viskas. Keliaujam. Yeah, M8. Va, metro išeinat iš čia ir iš karto yra tas muziejus. Pažiūrėkit, matosi, kaip gražu, bet dabar mes einam pavalgyti. Atėjom į kavinukę pavalgyti, užsisakiau šviežias apelsinų sultis, žinokite, žiauriai skanios. Ir užsisakiau kavą, šiaip kavos aš negeriu, bet negalėjau neatsisakyti, nes esu pavargusi nuo vakar, nuėjau miegoti gal 1 valandą. Tai šitą kavinukę, žinokite, labai faina, bet žiauriai mažai vietos čia. Tai nelabai čia gali ir filmuoti, kaip matote, nu, stalas prie stalo, mes irgi sėdim čia beveik vos prie žmonių, net nėra kur pajudėti, bet radome internete, galvom ateisim, pabandysim. Aš užsisakiau blynus su avokadu, man atrodo, su lašiša, o draugė užsisakė, what did you order? Ir draugė užsisakė croissaną, kažkoks tai yra crazy croissanas su lašiša ir kiaušiniais. Labai nepatogu čia sėdėti, nes yra labai mažai. Bet skanaus mums. Negaliu net pasirengti, nes atrodo, kad viskas nukris, kėdutė žiauriai maža, ant kurios sėdžiu. Nesimato, net nesimato, bet nėra net kur pajudėti. Aš grinai sėdžiu prie išėjimo, čia prasme yra įėjimas. Ir aš čia.
čia vienas žmogus gali paeiti tiesiog. Tai mūsų pusrytukas, draugės Crazy Croissantas, kavytė, mano blineliai, atrodo visai skaniai. Ragausim, pažiūrėkite tuos kiaušinius. Ta prasme. Wow. Valgiam labai skaniai pusryčius, atsigeriam sulčių, kavytės ir žodžiu, draugiai prasidėjo, kaip man dažniausiai irgi būna, prasidėjo panikos ataka. Tai prasidėjom gal valandą laiko ant soliuko, šiai vandensai jau pirkti iš vaistinės. Tada nuėjom į kavinukę, atsisėdom sulčių labai skanių išgeriam, pasėdėjom ir dabar tik tai pradedam savo Paryžiaus tokį kaip ir pasivaikščiojimą. Tai tiesiog einam vakeliu, labai gražiai atrodo, vaizdas tiek už manęs, tiek priekyje, visur labai gražu. Vaikščiojom po muziejų, pamatėm, ką norėjom pamatyti. Tai pirmiausias dalykas, ką norėjom pamatyti labiausiai, tai buvo Mona Lisos paveikslas ir Egiptų statulėlės. Na ką, susitinkam iš mūsų butuko. Grįžome, žinokite, gal prieš kokias 3 ar 4 valandas įdėjau krauti kamerą, nes jinai išsikrovė. Kalbėjau, buvom restorane, labai skaniai ten pavalgėm. Buvau užsisakiusi vištieną su bulvių koše ir, na, taip skanu buvo, man atrodo, kainavo 28 eurai, bet, nu, žinokite, tikrai. Kiekvieną centą apsimokėjo mokėti už tokį patiekalą, nes buvo labai skanu. O kur baigiau kalbėti, tai nežinau, buvome muziejuje, po muziejaus ėjom pavalgyti, bet muziejuje galiu pasakyti, ten toks didelis muziejus, ten tiek daug visko yra pamatyti, bet labai karšta, belė kiek daug žmonių. Tai ką norėjome, labiausiai pamatėme ir tada ėjome valgyti, ilsėtis, nes mes šiandien, man atrodo, padarėme jau 20 000 žingsnių, kas yra labai daug, mūsų kojos tiesiog atsisakė vaikščioti, tai grįžom atgal, atsigulėm į lovą abidvi, pagulėjom, pailsėjom, nusipirkom vynelio, va vynelį gurkšnojam dabar abidvi kaip tik. Susiruošėm antrai ir paskutiniai nakčiai Paryžiuje. Tai tiesiog eisime, nežinau, pavalgyti, išgerti vėlgi, mergaitiškai pasivaikščioti ir grįšime atgal, o rytoj nusimato labai ilga diena, bet mums čia, sakė, iš kambario galima išeiti 1 valandą, tai nežinau, ką darysime su lagaminu, nes reikia oro uostą važiuoti 6 valandą, o mūsų skrydis, man atrodo, yra po 8 ar po 9, tai daug laiko, ta prasme, visą dieną taip rytoj turime. Tai nežinau, kur mes tą lagaminą dėsime, nes čia negalima niekur palikti. Žodžiu, reikės kažką suplanuoti. Kažką sugalvosime. Mums pailgino netgi laiką, nes šiaip tai čia galima būti iki 11, po to sakė iki 12, tada sako iki 1, bet nežinau, kaip mums čia seksis, žiūrėsim, ką veiksim. Galbūt nueisim pavalgyti pusryčių kažkur čia aplinkui, grįšime, susidėsime daiktus ir kažkur žiūrėsim, kur galima palikti lagaminą, nes su juo vaikščioti tai tikrai bus mums per sunku, nes 23 kilai, įsivaizduokit, ir visą dieną tampyti, o mes labai norime nuvažiuoti į tą arką, kur yra, nežinau, kaip dabar tiksliai vadinasi, bet yra arka tokia, ir taipogi dar kažkur, sakė draugė, nori pamatyti kažkas netoli, Louis Vuittonas tenais yra kažkur, tai irgi rytoj nori jinai pamatyti.
Tai aš Arkos labiausiai noriu pamatyti, jaunai Louis Vuittoną, tai žodžiu, varysime tenais turbūt rytoj, bet reikia būtinai susigalvoti, susiplanuoti, kur paliksime savo lagaminą, kad tiesiog galėtume ramiai vaikščioti ir žiūrinėti viską aplinkui. Na, o dabar tiesiog, žinokite, aš paliksiu jūs namuose. Su jumis susitiksime rytoj, mes tiesiog einam kažkur pavalgyti skaniai, nebenoriu neštis tos kameros, nes tiesiog sunku yra. Jeigu kažkas bus labai įdomu ir kažką tikrai užmatysime, tai nufilmuosiu su telefonu, bet manau, kad šiandien bus tiesiog toksai mergaitiškas vakaras, truputėlį daugiau galbūt kažkokių kokteiliukų pagurkšmoti, šotukų ir grįžti atgal miegoti. Šiandien sakėm, kad bus ilgesnė naktis negu vakar, nes vakar jau lovoje buvome 12. Tai šiandien mes labai vėlai išeiname, dabar jau yra po 9:30, tai beveik 10 valandų. Tai šiandien labai vėlai išeiname, tai manau, kad vėlai ir grįšime. Tai su jumis susitiksime rytoj. Labas rytas. Iš tikrųjų tai nebe rytas. Jau pietus, 1 valandą, susitinka 1 valandą, atsikėlėm 11. Atsikėlėm su geru pachmieliuku, galiu pasakyti, nes grįžom, what's up, geba? 4 ryto, gal 5, nežinau. Bet kol nuėjom miegoti, jau buvo rytas, žiauriai ankstus. Šiandien jaučiuosi kaip, nežinau kas, kaip pravažiuota su traukiniu. Žodžiu, savijauta nieko gero. Norėtume eiti dar pasivaikščioti, varyti į tą arką. Bet nežinau, ką mes šiandien veiksim. Draugai jau sako, gal jau varom į tą oro uostą, pasidėsim tenais. Bet atvaram čia į kažkokią tai kavinukę prie mūsų viešbutuko. Nėra pavadinimo. Ne viešbutuko. Atvarėm į kavinuką prie mūsų šito būto, kur buvom apsistoję. Čia iš karto už gatvytės ateini ir čia kavinukė. Nežinokite, mes neturėjom energijos eiti kažkur toli. Tai vat, pavalgysim pusryčius. Aš jau užsisakiau avokado sumuštinę su lašiša, kava ir apelsinų sultis. Nu, kalbu kaip robotas ir jaučiuosi kaip nežinau kas, žinokite, žiauriai pavargusi. Labai akis skauda. Ir žinot, ką mes turime lagaminą 23 kilų, su kuriuo turėsim vaikščioti visą dieną, ta prasme. Nu, čia kosmosas yra. Nepagalvojom, žinokite, ieškojom, ar galim kažkur pasidėti lagaminą, bet čia aplinkui niekur nebuvo, o mūsų būtas irgi neturėjo jokio receptiono, nieko. Tai va minusas tik tai toksai va, kad mes turim lagaminą šiandien. Ir nelabai gerai jaučiamės. Tai nežinau, ką mes čia veiksim. Ir dar reikia magnetukų nusipirkti. Suzana blogai jaučiasi, aš blogai jaučiuosi. Abiejom galvas svaigsta, bet žinokite, tokioje geroje vietoje vakar buvom, tai vadinasi Monko, prie Gigi, žiauriai gera vieta. Nu, žinokite, brangu, mes gal išleidome kokius 600 eurų ant visų kokteilių, tai ta prasme. Ten vienas šiotas 20 eurų buvo, išleidom daug, tikrai. Tai, nu, bet vieną kartą Paryžiuje, tai kodėlgi ne, gali kartais save palepinti. Tai, jo, dabar palauksim savo pusryčių, pavalgysim, į mane žiūri visi, o man tai, žinok, tai yra dzim. Va, kai ne savo mieste, tai galiu labai va drąsiai filmuoti. Atėjo mano pusryčiai, atrodo labai skaniai. Ir ta prasme, toks didelis, tokia didelė duona. Bet atrodo gerai. Va, turim sultis, kavytės. What did you get? Omlet. Omletas, va kaip atrodo. Su tokiu vaizdu. Nu, faina. Grįžom, žinokite, į savo viešbutį, pamiegojom valandėlę, parašėm tam savininkui, ar galim grįžti, nes su lagaminu čia būtų mum buvę. Tai ojojoj, tai žodžiu grįžom, išsimiegojom, nuvažiavom prie tos arkos su autobusu. Mokėjom 2,50 €, tai pirmyn atgal gaunasi 5 € ant autobuso, su taksu, man atrodo, kainuoja 12 ar 13 eurų, tai, nu, maždaug mes sutaupėme, jeigu per abi skaičiuoti sutaupėme, gal tik tai 2 ar 3 eurus, na, bet vis tiek kažkiek sutaupėme. Dabar atėjome pavalgyti, paskutinę vakarienę Paryžiuje ir eisim pasimti savo lagaminus ir važiuosime, tiksliau, eisim iki traukinių stoties ir lėksime namo, skrisime namo čia, nes mūsų lėktuvas yra išskrenda, man atrodo, 50 valandą, tai atėjom dabar pavalgyti. Užsisakiau savo, kad pagerinti
savo savijautą užsisakiau Koronos, tai alučio žodžio visada. Man tai, jeigu aš blogai jaučiuosi, tai reikia išgerti alaus, bent jau truputėlį, tai žinok, tai iš karto pagerėja situacija. I'm actually ready. Are you ready? Yes. Yeah. Can I get for starters a fresh, what is it, vegetable soup, please? Yeah. And then can I go for the ribeye steak? Ribeye steak, how would you like the meat cooked? Medium, please. Medium. Yeah, thank you. Do you want the fries with it? Because we can do either fries, vegetables, fresh vegetables. We can do Do you do mash? mashed potatoes. Okay, with can we have mashed potato, please? Yeah. Sakė maistą, aš pasiėmiau dar sriubytės daržovių, tikiuosi, kad bus skanu, manau, kad bus skanu, nes žinokite, Paryžiuje, kas man pasisekė, tai pasisekė, žinokite, su maistu. Labai daug čia valgėme tikrai, bet pasisekė su maistu, nes visas maistas buvo žiauriai skanus. Labai verta tikrai atvaryti čia į Paryžių, labai skanu, aišku, nėra pigų, galiu pasakyti, bet tikrai apsimoka bent jau keliom dienom atkeliauti, jeigu, aišku, yra įmanoma. Atėjo mano alutis į sveikatą. Man dar žinote, kas labai patinka, tai kad kai užsisakote kažkokį alaus ar atsigerti, žinokite, atneša kažką tai ant stalo pakramsnuoti. Tai va dabar atnešė mums, kaip matote, va žiūrėkit, atnešė alyvuogių ir tokie sausainiai, sakyčiau. Nu, ta prasme, čia yra tikrai 10 iš 10, labai visi fainus, laimingi, smagūs žmonės, bent jau mum pasisekė, turbūt, nes geruose vietose valgėme. It's nice. Tai buvome prie Arkos, nuėjome prie visų tų parduotuvių, Louis Vuittonas, Dioras, žodžiu, biškį pasivaikščiam ir draugė sako, jau keliaujam atgal, nes nebedaug laiko liko, mums tiesiog valandytę beliko. Pasimsim lagaminą ir keliausim. Dabar lauksiu savo maisto, nes labai noriu valgyti. Aš šiaip labai esu excited ir labai noriu savo sriubytės paragauti, tai lauksim. Tada kai sriubytę parodysiu maistu kokėtų. Gausim sriubytę su daržovių. Oh my goodness, this is so nice. Žiauriai, ta prasme, nerealiai skanu. Draugė užsisakė svogūnų sriubą, čia yra labai populiaru ir žinokite, jinai tikrai skani. Aš ragavau, tai net nesijaučiat, kad žinot, jeigu, pavyzdžiui, svogūną atsikastume, tai tas skonis toksai žiauriai neskanus, bet svogūnų sriuba skani. How's this one? Good. Is it better than the last one? More flavor.